Aš neklausiu, kas vyksta tavo galvoj, nes jau girdėjau, kaip atsakė kitam žurnalistui, kad jisai toli vien už tokius klausimus nulipus nuo scenos. Iš tikrųjų, kaip galima klausti žmogus, ką tik nulipau nuo scenos ir kokios emocijos, nerealios emocijos. Aš tikrai nesitikėjau, atėjus į klasės perklausas, man iš vis čia atrodė kaip, aš nežinau, aš ten, atsiprašau, bet šikau kelnes, tikrai, ta prasme, aš dainuoju tą Leisk mylėti ir man... Ta prasme, aš tikrai pirmą kartą gyvenime bijojau, nes man visada muzika kažkaip mano, žinai, ir kažkaip aš stoviu ir va taip, ir man leisk mylėti. Ir, aš tikrai netikėjau iki paskutinės minutės. Aš tikėjau savimi, bet netikėjau laimėjimu. Tai... Aš prisimenu Kotryną, per klasės perklausas, aš negalėjau iš jos išpešti net jos vardo gerai, kaip jinai nekalbėdavo man į kamerą dabar. Ne, tai palauk, tai tu klausai. Kas tu? Kas tu? Aš sakau, aš Kotryna. Aš sakau, Juodzevičiūtė, 16 metų. Tai... Visi matė tą reportažą ir žino, kaip ten buvo, bet... Kiek tuo metu sakė? 16. Būsi antra Justina Budaitė? Ne, būsiu Kotryna Juodzevičiūtė. Duetai buvo visiškai kova. Ir aš pati iš tikrųjų dar tada nesupratau, kad visai ne to reikia. Aš supratau, kad tai žmonėm nepatinka. Kodėl aš taip supratau, aš tiesiog pati taip nusprendžiau iš tikrųjų. Tada nokautai man buvo iš tikrųjų vienas geriausių tikriausiai. Toliau, Mama Neuzbest buvo tikriausiai didžiausias iššūkis per visą Lietuvos balso kelią. Taip, kaip aš atrodžiau, tai ką aš dariau, kaip aš sugebėjau įsikūnyti į tą vaidmenį nuo pat atėjusi jau sekmadienį. Man atrodo, kad tai reikalavo tikriausiai daugiausiai energijos, daugiausiai pasiruošimo ir reikėjo labai perėti per save. Toliau, kas buvo toliau? Aš paskambinau Donatui, paklausiau, ar aš galiu dainuoti jo dainą, jis pasakė taip ir jis iškovojo man tą dainą. Iš tikrųjų, ta prasme, tikrai jis man iškovojo tą dainą ir aš jam esu labai dėkinga. Ačiū, Donatai. Taip, I wish. Čia mano mylimiausias pasirodymas, asmeniškai mano mylimiausias, nes, o Dieve, kaip aš ten buvau savimi, tai... Looking back on when I was little and I'll be head skip everything, do. Nalai, listen. Daina, kurią, kai man buvo 13 metų, aš pasakiau, jeigu aš ją ką nors padainuosiu, aš būsiu tikra dainininkė. Aš laimėjau su šitą dainą. O aš ją mylėjau nuo pat 13 metų. 3 metus jau. Labai daug iš tikrųjų. Aš iš tikrųjų irgi, kai man buvo 13 metų, aš dalyvau vienam tokiam mini projekte ir sėdėjo Donatas komisijoje. Ir aš jam pasakiau, kad aš žiauriai noriu padainuoti su juo duetą. Ir aš dainuoju su Donatu, man ta prasme, mano svajonės pildos. Ir aš negaliu patikėti, kad tai, ką aš sugalvojau 13, išsipildo, kai man 16. Aš tiesiog noriu padėkoti dar kartą visiems. Tiek savo šeimai, tiek Lietuvos balso komandai, visiems žmonėms, kurie mane palaikė, kurie manim tikėjo, nes iš tikrųjų tai yra nepaprasta. Tai yra tikrai nepaprasta stovėti ant scenos, matyti, kad tau visi ploja ir žinoti, kad žmonės už tave balsavo, jie tave myli. Yra kas nors, kas myli Kotryną šiandien? Toks mano ir buvo pagrindinis tikslas – pasibelsti žiūrovų širdis. O tai aš padariau 100% ir esu laimingiausias žmogus žemėje.